Aš aplamai, aš kaip inžinierį pabaigęs, man laivai yra mistika, tai aš laiką norėjau su laivais dirbti. Prieš tai irgi bandžiau ateiti į laivų įmonės, bet buvau per jaunas, per mažai praktikos, o dabar tiesiog iškrito tokia proga. Tas planuotojas labai įdomi pozicija, iš esmės pas mus tas projektas toks jaunas, gyvas, tai labai daug neapibrėžtumo, tai planuoji, tai brėžinius padedi surasti projektų vadovom, sutartis, viską, ką tik kom gali prisidėti, tą ir darai. Bet pagrindiniai dalykai tai yra vis tiek projekto statuso rengimas, nusiėmimas, to atvaizdavimas grafikuose, sekimas, kur praleidžiam darbus, kur vėluojam, kur nevėluojam, kertinės rizikos, viskas, bet kol kas dar yra viskas šviežia, dar man viskas nauja yra. Tas požiūris į darbą, kad darbas turi būti padarytas ir mes nesam pririšti be valandų, tai labai didelis pliusas pagrindinis. Projektai įdomus, čia iš viso aš vadinu vienaragiu šitą projektą, tai gali būti gyvenimo tokios progos nepasiteisint.